Kadangi artėja Kalėdos, pats metas pradėti skaityti pačias kalėdiškiausias knygas. Turite tik mėnesį, tad spėsite perskaityti bent vieną kalėdišką knygą. O kad būtų įdomiau, mes iš knygų trauksim loteriją. Šiandienos knyga bus Kalėdų giesmė. Čarlzo Dickenso knygoje iš viso yra 192 puslapiai ir visi pilni siaubingų piešinėlių. Bet ši knyga nėra apie kalėdų senelį ar kalbančius žaisliukus. Pagrindinis šios knygos herojus yra bjaurusis Skrudžas, kuriam visiškai dzin, kad jis visas kalėdas praleis savo bjauriame, baisiame ir šlykščiame name. Ir per kalėdų naktį jį aplanko 3 baisios dvasios, kurios tik linksminasi jį gąsdindamos. O kartu su Skrudžu per nugarą šiurpuliukai laksto ne tik jam, laksto ir tiem, kas skaito šią knygą. O dabar mano knygos vertinimas. Šiurpumas 5 iš 5. Bet jeigu skaitot vėlų vakarą, tai 6 iš 5. Krizenimas 0 iš 5, nes šioje knygoje krizeno tik dvasia. Nuotykiai 3 iš 5, nes šiurpumas nustelbia tuos nuotykius. Piešinukai 5 iš 5. Kiekviename puslapyje yra po vieną baisų ir gražų piešinuką. Mano bendras knygos vertinimas yra 5 iš 5. Šią knygą privalot perskaityti per kalėdas. Šią knygą rekomenduoju visiems vaikams nuo 9 iki 99 metų. Adiós, amigos.